Ką gerą dieną, mėly draugai. Šiandien aš iškeičiau savo Kintauną į mašiną. Pasimiau kartu su savim palydovė iš galo sėdė. Tai šiandien nusprendžiau važiuoti pagrybaut. Nes kažkaip orai nelabai leidžia su motociklu važiuoti. Nu kaip, leidžia važiuoti, bet nelabai yra noras didelis, kai pastoviai lyja. Tai pasižiūrėsim, ką šiandien pavyks prigrybaut. Nes vakar pas tave vietiniuose miškuose buvau, tai nelabai kažką tai pavyko rasti, tai realiai vieną baravyką. Tai dabar nusprendžiau nuvažiuoti virš 100 km į vieną pusę, į savo mėgstamą vietą. Tai tikiuosi, čia kažkas tai pavyks rasti. Tai va, žiūrėsim, ką šiandien parodys mums gero miškai. Va, mano palydovė Ema, pasisveikink. Išsipurškiau. Kaškas paruoštas. Fui, blecha, varlės įskandau. Tai žiūrėsim, ką čia pavyks rasti. Tai tikiuosi, arba padarysiu video, arba nieko nepadarysiu. Bus kitas kadras su grybų, arba kitas kadras, sakysiu, kad važiuoju jau namo. Tai bus arba ilgas video, arba labai trumpas. Pirmas baravykas. Labai jau susisūkęs. Bet geras bus. Ane, Ema? Tai visgi, jeigu tik dabar užėjus ir jau yra baravykai, tai reiškia, kad vieta mano sena nenuvylė. Tai bus čia normaliai. Ir kas geriausiai, kad konkurentų pakol kas nebuvo, nes čia pastoviai yra daug žmonių. Eina savo koks kietas. Pažiūrėkit. Afigienai. Pasižiūrėsim, ar kirmėlių nėra labai. Tai pats grybas kaip ir sveikas, bet buvo kirmėlė. Bet nieko. Įsipjaus. Ane, Ema? Viskas, jau Ema jau pavargo. Tai galit nekomentuot, kad oi, čia koks storas šuo. Šiaip jo, storas šuo. Vis, kai nuvažiuoju į kaimą, pamatau ir kiek tėvai maitina realiai Ema, tai vis duodu pizdako tėvams, bet nesupranta tėvai. Tai jinai prašo, tai jinai nori valgyti. Aha, ir dėl to tokia nutukusi. Tai kiek kartų irgi išmetu maistą šuns, bet tėvai vis tiek numaitina. Nes ir seneliai sakydavau kiek kartų, kam maitini tiek. Opa, dar vienas baravykas. Ai, ne, čia ne baravykas. Tai senelį irgi sakydavo, kad kam tiek maitini, nu taigi prašo, jinai čia nori labai valgyti. Tai nepadeda žodžiai tėvams, kad nemaitint. Nu, per daug myli šunį. Tai ir tokia storulė. Ema, tik. O Ema jau nori važiuoti namo. Beje, kitų grybų aš nelabai mėgėjęs ieškot ir rinkt. Opa, koks gražus. Pažiūrėkit, kai gražuolės. Afigen. Opa, koks. Ir ką supratau, kad kai vieną baravyką randi kažkur, ten grybą arti, tai visą laiką reikia ir kitų šalia ieškot. Kokių 5 metrų perimetrų. Nes dažniausiai pasislėpia ir sėdi. Opa, dar vienas. Bet jau tokio realiai neimsiu, nes jau... Ai ne, gal... Ai ne, visgi neimsiu tokio. Tai jeigu voveraitės toliau suvalgo, to irgi gali nekomentuoti. Ai, čia reikia raut, arba čia reikia pjaut. Nes labai mėgstu mišką, tai irgi noriu, kad grybai toliau augtų. Tikrai nenoriu išniekint, kad neaugtų, nes šitas vietas jau važiuoju, nežinau, 5 metus, galbūt iš eilės 6. Tai skaičiausi ir forumuose, ir visur kur, ieškau informacijos, kaip geriausia grybą ar raut, ar pjaut, tai sako, nėra skirtumo. Esmės jokios nepakeičia. Nu, bet jeigu jūs kažkaip tai kitaip žinot, tai parašykit, ar yra skirtumus, ar tu pjausi, ar tu rausi iš karto. Tai duokit žinot. Koks mažiukas pasislėpęs.
O, tai ASMR, ar kaip čia tas, kur pedaužo. Emai viskas pavargo. O, blecha nuroviau. A ne, Ema? Geras šis baravykas. O, koks. Labai cute. Beje, esu išpindėjęs. Oi, koks mažas baravyčiokas. Pažiūrėkit, koks mažiukas. Fainas šitas. Arčiau supūvęs. Tai va, esu išpindėjęs, nes renku realiai tik baravykus. Na ir dar tuos, kaip jau vadinasi lietuviškai, raudonikiai ir miškiniai. Tai mes taip lenkai vadinam. Tai turbūt žinot tuos grybus. O daugiau nieko. Nes voveraitės realiai nemoku pagamint. Nes jas man kažkokios, nežinau, beskonio, tokios guminės visą laiką gaunasi. Tai kažkaip jų ir stengiuosi visai nerinkt. Praėjau, kiek čia, 10 metrų. Ir jau 3 baravykai kašikė. Va, koks seniukas. Bet jau tokį jau nereikia imt. Bet va, vaikštau tai. Tai čia toliau biškinu jau nuo kelio. Tai čia pripjaustyta yra kito žmogaus. Nežinau, kokius gerus jau 7 radau, kur pripjaustyti. Bet tokios storo koto. Na, berods baravykas čia. Čia baravykas ar raudonikis? Ai, what the fuck? Čia vapšė. Kažkoks keistas grybas. Juodas. Ne, čia vapšė kažkokie. Vilneva. Aš visą laiką, kai randu kažkokį tai tartiną baravyką, nes yra rūgštus tokie baravykai. Nežinau, kaip jo tiksliai vadinas. Tai visą laiką paragauji. Ir jauti, ar valgomas, ar nevalgomas. Vis atsimenu, močiutė pasakojo istoriją, kad irgi sakė, kai buvo jauna, nuvarė su senelio grybaut ir prigrybauti belie kiek tų baravykų. O anksčiau nežinojo, bet ten, nes beros, kad į kitą mišką kažkokį nuvažiavo ir nežinojo, kad yra kažkokie rūgštus baravykai. Tai pririnko, o jos kai atpjauni, tai jie pajuoduoja iš karto. Wow, koks baravykas buvo. Seneliumbas čia visai. Fiu. Tai sakė, prikepė ten tų baravykų cielą patelnę ir sakė, nu, atsisėdu valgyt, o įsidėjo, sakė, senelis į burną, sako, eik, tai ten rūgštus belė kokią. Ir jie visą, jeigu ten vieną ir sakau, įdėsi ten tą grybą, vis tiek jis kai verda, ar ten kepo, tai iš karto rūgštys išbėga visi iš grybo. Nežinau, kodėl jie auga, kad jie, ir kas jūs valgo. Oho, pamačiau baravyką gražų. Na, pakol kas čia vienas gražiausių baravyčiokų. O, koks mažiukas. Šitą jau neimsiu. Atsimenu, sakydavo močiutė visą laiką. Jeigu randi ir mažą grybą, fui, koks šliūžas. Čia ne baravykas. Tu, oi, karočiė. Čia musmirė, ar kaip jinai čia vadinasi. Jo, papa. Atrodė kaip baravykas, karočiė. Nu, epic fail. Atrodė kaip baravykas. Karočiė. Net nuotaika sugadino. Tenai prie kažkokio taip grybo gulėjo. Nu nieko. Nueisiu į savo vietą. Atsimenu vienais metais tai visai. Gal bijau simuliuot. Buvo tokius va kašikus. Kiek čia litrų, nežinau, gal 10-12. Tai tam kokius 4-5 esu radęs. Tai ten buvo lambada. Kažkoks kaulas. Ai, 2. Gal žmogaus, gal gyvūną. Bet įdomu, nu kokio gyvūno čia, kaip čia taip užsilenkė gyvūnas. Ema, eik kaulą valgyk. Ne. Nelabai kvepia. Tai ką, pirmam spote realiai 3 baravykai. Sakyčiau, visai neblogai, kai čia tokia žinoma vieta. Dabar važiuosim į kitą vietą. Čia visai arti yra. Ema spa priima. Ema, patinka?
Patinka jai. Tai visą laiką, kai tik į mišką važiuodavau, tai visą laiką paskui Ema važiuojam, tada visą laiką šoka į mašiną ir sėdėjau, laukia. Tai draugelka. Kitą vietą atvarėm. Čia tai bus ką veikti, praeiti. Gerai, kad guminius batus susidėjau. O Ema tai visai gerai. Ir atsigers. Čia realiai tokie krūmynai. Kas yra, čia labai daug yra elnių ir briedžių. Gerai, kad žmonės nežino. Dažniausiai įlindavo į tokius krūmus, o ten didžiausi laimikiai yra. Tikiuosi, dabar irgi bus. Šiaip turėtų būti, nes jeigu gražiai vietoj buvo daug, čia paliubom bus. Nu jo, kai tokie lietus, tai kaip kitaip. Emai tai čia kaifas visai. Irgi, kai eidavom praeitais metais grybauti, irgi kokį purvą. Jeigu rasdavo Ema, visą laiką įlįsdavo įlendas, o atsigula. Manau, ir dabar bus taip pat. Atsiguls kur į balą ir gulės patenkinti. A ne, Ema? Tai buvau čia praeitais biros metais ar užpraeitais. Vieną kartą, kai radau, nežinau, štai va vietai, šitam spote, tai blemba nesumilavus, gal kokių 7 baravykų, bet tokių jaunų, va tokių, kaip iš jos vadinu, cukriniais. Tai čia, nežinau, orgazmas buvo 3000. Dabar pakol kas, blecha keista, bet tuščia. Arba čia išrinkta, arba dar tik pradeda augti, bet ir mažiukų nėra. Na, pagaliau, po pertraukos 2 baravykai, bet jiemis jau šakės. Gal šitą... A ne, šitas normaliai. Tik buvo kaip apvalgytas. Aš nesuprantu, kodėl nėra šitas jaunų baravykų. Čia vis laiką būdavo. Aš tai galvoju, kažkodėl tai, kad čia išrinko. Kiti, nu visai nieko. Aš manau, kad čia visgi konkurentų darbas. Arba Landsbergis. Išrinko mano grybus. Lemba. Lemba, čia grybai paskęs, kai tiek vandens. Niekad nėra tai buvę, kad tiek vandens. Ema vos buksuoja 4 VD. Ema. Tai ką, mano pagrindiniuose spotuose vapšė nieko, 2 baravykai ir viskas. Vieną tik realiai pasiėmiau, tai ne kažką. Dabar eisim dar į tokį kitą spotą, bet ten dažniausiai mažai rasdavau. Nu jeigu taip nebus, tai dar kokią valandą, 2 ir reikės mint namo atgal 100 km. Blecha. Žinočiau, būčiau nevažiavęs. O koks gražuolis. Bet irgi, oi, apvalgytas, bet geras. Visai. Pažiūrėsim, kapijų vis parodys. Nu jo, apvalgytas. Gerai, bet visai valgomas. Tai vis laiką taip paima. Paragauju. Šitas matys, kad geras. Nerūgštus. Ir pasiėmė namo. Bet būdavo irgi paragauti. Rūgštus belia kokie. Šiaip logiškai, jeigu dabar yra peraugę tokie, tai turėtų jau pradėti augti ir mažiukai. Jeigu lietaus nebus daug ir nepradės pūt labai, tai turėtų galbūt kitą savaitę jau normaliai būti. Čia mano tokie spėliojimai. Kaip tu, Ema, galvoji? Ema jau viskas pavargo. Na jo, čia kur šitau grybas užaugs, kai tiek drėgmės. Realiai nespėjau užaugti, supūna visas. A ne, Ema, nes aš
Atsimenu, va čia rinkdavau. Visą laiką būdavo tikrai daug grybų tokių metų. O dabar va šuo net buksuoja. Kažkoks tai mano grybo. Baravykas. Tai visgi ne aš vienas toks sportingas. Nu jo, vienas kitas baravykas yra, bet per mažai, per mažai. Opa, koks baravykas. Ai, čia visgi ne baravykas, jo papa. Čia va tas kartusis berosis. Matot koks? Fuu. Iš karto matosi, jaučiasi, kad kartusis. Nes kažkiek tais panašus į baravyką. Kiekvieną kartą, kai atvažiuoji, oho, koks baravykas buvo. Eina savo. Bliam ir vos neužminiau. Bet jau pyzė tokiam. O, koks dyčkis buvo. Tai va kas nesmagu, tai atvažiuoji iš po praeitų metų į tą pačią vietą ir iškirstas miškas. Kur šito grybai augs, kai taip kerta Lietuvos miškus? Va, koks protingas pas mane šuo. Atsisėdu šalia baravyko. Šaunuolė, Ema. O, koks. Aplembais jau papūvęs. Blogas šuo. Eina savo. Bet va, kiek lietaus daug. Geras šuo ar blogas? Gera, Ema. Senolė mūsų. Pažiūrėkit, koks monstras būtų buvęs. Kai storas kotas. Eina savo. Ir šalia kito baravyko, kur radau. Kur jam rado, eina savo. Einu ir pažiūrėkit, kai monstras. Bet jam jau pyzė. Kai didumo. Bet net neimsiu tokio. Ema užstrigo, ateik. Starulė negali pralyst. Ateik, ateik, ateik. Peršak tingėjo. Ką, Ema, įsigelbėjai? Tai ką, realiai pravaikščioti kokie 5 kilai. Nelabai iš tikrųjų. Ant tų grybų vieną raudonikį, ir kaip šis vadinasi. Dar keliais baravykus radau, jau nefilmavau. Tai ne kažką iš tikrųjų. Tik mašina viena kita važinė kažkur girdis. Tas čiū išrinko mano grybus. Sutikau dar vieną grybautoją, tai pakalbėjom, tai sakė, tas irgi surado gal kokius 5 baravykus. Sakė, tikėtinai nustoja tas dygimas vykt. Tai sakė, kokią savaitę irgi reikia palaukti, gal ir vėl pradės augt. Nes jo, mažiukų vienas kitas yra, o didelių, kurie labai yra peraugę, pakankamai jų ir labai daug supūvusių yra sukirmilyjusių. Tai tikėtin taip ir bus, gal po savaitės kokios. Jeigu mažiau bus lietaus, tai turėtų augti. Nes irgi, kaip per daug lietaus, grybams nelabai patinka. Va, Emai taip labai patinka grybauti. Visur balą kokią randa, va, ir pasimauda. Jai vis patinka nuotykiai visokie. Ema, nešalta? Oi, kaifas. Ema. Ai. Po spa procedūrų. Ar suplonėjus? Ieško geros vietos nusikratyti. Oi. Kaifas, ne? Patinka, vadė, kad tik vizgina. Tai komentuokite, jeigu patinka tokio tipo video. Padarysiu daugiau. Va, pažiūrėkit, kai gražuolis. Tikėtinai, kad... O, blemba geras. Žiūrėkit. Ant tų žodžių. Tai va, jeigu patinka tokio tipo video, pakomentuokit. Tai daugiau darysiu.
Arba liksiu tik su Kintaunu važinėt. Ai, ne, visgi grybui kojelė tai visai jau šakės. O viršus eina savo irgi čia supūvis jis belė koks. Ne, neapsimoka net imt. O, koks baltas grybas guli. Ko, Ema, pavargai? Pakomentuokit ką, ponė. Gėdėjasi kameros. Tai ką, grįžom prie mašinos. Dabar paieškosiu pas Emo erkių, kad vis tiek neparsivešt namo. Bendrai paraita, kiek čia 13 km žiūrėjau per telefoną. Sugaišta 5 valandos. Pravažiuota bus bendrai 200 kg. Suradau, kiek čia, 8 baravykus ir vieną raudonikį labai mažą. Nu, bet nieko, bent jau Ema fainai pasimaudė. A, ne, Ema? Viskas, Ema jau out. Pasimaudė, pasivaikščio, dabar galės savo ramiai miegot. Manau irgi tada po kokios geros savaitės irgi reikia važiuoti paieško dar grybų, bet manau dabar reikės į kokią Dzūkiją važiuoti. Ten turėtų būti grybų. Tai ką, ačiū tada, kad žiūrėjot. Būtinai paspausk laiką, jeigu patiko šis video, parašyk komentarą. Ir ką, iki kitų kartų.